Prisijungus prie IDAIS išorinio portalo, naudotojui pateikiama pasirinkto paslaugų gavėjo Intrastato statistinių ataskaitų suvestinė už paskutinius 24 mėnesius. Suvestinėje matoma ataskaitos būklė, pažymima, ar yra prievolė ir skola už tam tikrą laikotarpį. Taip pat, jeigu yra pradėta rengti ataskaitą, bet ji dar nepateikta, tuomet matomas ženklas, kad šiam laikotarpiui yra nebaigtų darbų. Pateiktos ataskaitos peržiūrai paspauskite mygtuką Peržiūrėti. Būsite nukreipti į ataskaitos langą su versijų sąrašu. Versijų sąraše nurodoma versijos būsena, būsenos gavimo data ir laikas. Taip pat nurodoma, ar versija aktuali ir ar turėjo klaidų. Konkrečios versijos duomenų peržiūrai paspauskite mygtuką Atidaryti. Intrastato ataskaitos versijos lange bus pateikti bendrieji duomenys ir versijoje nurodytų prekių eilučių sąrašas. Ties kiekviena prekės eilute matysite, ar yra klaidų ar įspėjimų susijusių su konkrečia prekės eilute. Konkrečios prekės eilutės peržiūrai paspauskite mygtuką Atverti. Būsite nukreipti į prekės eilutės langą ir galėsite peržiūrėti detalius prekės eilutės duomenis.